Davai. Tik silpnuoliai mėto svorius. Manęs tikrai universitetas ir to nematyti. Pats. Sveiki, su jumis sveikinasi du fruktai. Apie 15.9 dariausi savo Krymo Vrais. Tai mano Krymo Vrais, man atrodo, jau mano planają žarną nusileido. Ir visi angliavandeniai jau yra ištausoti nuo kardio. Visą miestą vaikščiojame, keliaujam, kad susirinkti visas aparatūras, bet pagaliau susirinkom ir aš labai tikiuosi, kad veikia, nes jeigu neveikia, tai aš ištrinsiu savo kanalą. Dabar judam iki salės kažkur 10 minučių. Sakė, rytis šiandien benchinsim, tai... Tu visai nebenchinsi. Ką reiškia, aš benchinsiu? Gerai, aš irgi benchinsiu. Nebenchinsiu, nes į pusį yra ir nenoriu, kad jūs pamatytumėt, kiek esi benchinsiu. Gerai, aš benchinsiu šiandien. Tikslas 80. 8 tu durnas, na, 100, tu mūsų... Ne, iš tu mūsų aš 80. Gerai, davai. O privatot, karoči. Privargiaut, jo, privargiaut. Dar ne sponsorina, bet čia tik kol kas. Kiek skupų? 2,5. Praeitas iki 2 dėjau. Praeitas iki 2 dėjau, ne? Ja. Nu ir ant 2 užmėgau beveik. Blemba, čia šito privarkiauto 2 skupai, tai yra kaip jūsų mėgstamiausia privarkiauto 5, iš tikrųjų, nes šitiek visko visai nesivizduoja. Jeigu jums įdomu, nueikit pažiūrėti Dorian Yates Blood and Guts sudėtį. Pas mane dar ir kreatino vidu yra, bet garšausiam dar. Leis jau baigęs, gerai, kad kitas. Pilną paketą čia žmogus. Nu, rytinė paskaita gali sakyti. Manęs tikrai universitetas ir to nematyti. Tai ką, iššaunam privarkiautą? Šaunam privarkiautą ir karočią ir tada salį susimatysim. Užsilaudina kafeino 300 gramų. O tai dabar apšilimas prieš benčinimą. Aš asmeniškai benčinu 1 kartą į 2 mėnesius. Aš asmeniškai nebenčinu. Aš benčinu tik tais sausio mėnesiais, nes tada tikrinu naujokų galės. Ai, nu. O šiaip tai net nežinau. Sausio mėnesį, kai naujų žmonių prisirenka, biškį ateini, pafleksim. Čia tiesiog toks, dabar paste little montage of karočią apšilimas. Gerai, kur degaro, tai trukafą aš jau jaučiu pampamą. Jau monstras. Galima kuo ripint. Gerai, davai dabar. Šiandien Medas sakė 102 benčins. 102 man kaklo nebent. Ne, tai čia jau morgeris. Gerai. Tai kam smulkintis iš karto 100 kem reikia dėti. Kaip tu čia apšilinėjai iš aš nesuprantu, ką tu čia darai. Tik iš šalkūnės trauk. Tai čia man per sunku. Gerai, nugarą irgi visai neblogai apšilt. Nežinau kaip tu, bet apskritai kaip jūs žiūrovai. Pavyzdžiui, prieš benčą, biškį letus apšilit, biškį nugarą apšilit, kad stabilumas būtų, ta prasme, taip. Ble, aš šiaip girdėjęs, kad žmonės, kurie labai silų tipo benčina, tai jie ir nuo nugaros labai dirba. Tipo ant rowing strength. Nu taip, tu turi vis tiek atramą tą turėti. Jam jau per sunku. Tai! Suploti dar nenoriu, kad nepasigaidint. Gerai, na. Pala, pažiūrėk vieną. Jau tu eis. Gerai, dabar tu. Ir po to čia iš karto prieš šiam eisim, nes čia neverta sąskinti su mažiau net. Po 2 savaičių nesporto ir po metų laiko nelietimo benčo čia yra labai sunkus pratimas. Nu bus matyt, kai mes šiandien benčinsim. Daugiau nereikia. Nes biški, kad fatigo nebus, bet 100 šiandien nestumsiu gal, nežinau, matyti. Ne, tikrai, kad stumsiu.
Seni, čia tu dabar keli mano kūno svarį prieš 2 metus. Ką? Tu dabar keli mano kūno svarį prieš 2 metus. Tai aš ir gal prieš 2 metus tiek svėriau, aš nežinau. O kas čia? Čia mūsų PR'as? O kaip tu iš vis taip išarčinai savo beką, taip žiauriai gerai, ką? Aš nežinau, aš nebenčinu, sen... Nes man tai iškart traukia šoną visą. Ramu. Pokas po vieną. Šiaip lengvai visą idėją. Tu man padėsi nusikelt, okei? Jo. Jo. Gerai. 100. Pizdatau 100 kaip niekas judės, žinok. Aš tai nežinau, ar aš švenčinsiu. Nu kam reikia meluoti Bet eilinį bandysiu. kartą? Dar vieną. Dar. Dar. Gana. Gerai. Bus pirmą kartą pabandyta, jeigu savo slyvsai. Jo. Taip, drauguži, lengvas svaris. Давай. Užteks. Gerai. Viskas. O kaip šitaip įvyksta? Kaip įvyksta šitaip, kodėl žmonės palieka? Too much that we left unsaid. The sheets were cold the night you fled. My chest was bleeding crimson red. And every time I screamed for you. Pats. Šiaip žiauriai rekomenduoju, tipo, jeigu skvatinat, ten hack skvatus kažką jau didelį svarį darot, tai ant kelienių knee sleevesus 100% pasimkit, nes čia yra visiškas life changeris. Na čia žinot, prieš steroidus ir testosteroną reikia tokį dalykus išbandyti. Nes jeigu šitai neveikia, nu tada jau... Jeigu esi natūralus ir tau sąnariai neatsistato per 2 valandas. Bet žinokit, jeigu šitai neveikia, tai viskas okei. Tiesiog įsileidžia tam tikrų vaistukų. Davai, turiu. Dar 2. Naktis, da. Ai, dėkui. Gerai, viso. Lemba šito pratimo, atrodo, niekada neperprantu. Tipo, noriu kaip ir daryti. Gal kartais ir greičiau norisi daryti, bet atrodo, darai lėtai, geriau į raumenį jauti, bet kažkaip labai greit baigėsi jėgos. Bet kai darau tipo greičiau, nu viskas okei, kaip ir su tom jėgom.
Bet tada kažkaip raumenį. Bet čia ne to connection. Čia su beveik visais ant jėgos pratimais, su tais pačiais rowais, bench pressais, tipo, kur tu realiai judini sunkų svorį, tai būna arba tu pesi, arba jeigu tu labiau jauti, tai būna padarai 3 clean repus ir ta 4 ten nejuda, iš vietos. Kas? O čia yra šitoj salėje mašina. Pekdeko? Ten yra. Bet geriau čia nori Aš daryti. tai sakau, van laisvą padaryti. O tu nori daryti ant kokio lygio daryti? Ai, Aš tipo lower chest'ui? labiau mid-pekam taip pasilenku tokį. Tai čia lower chest'ui šiaip, ne? Nu, tipo lower/mid, jo. Aha. Kad jeigu tu labiau pasilenki, tai labiau middle eina. Okay. Esu 35, nežinau, bibė. 35? Bibė žino, aš nežinau, kiek čia sunkus yra. 1/3 steko čia beveik. Tai gerai, na. I'm breaking from this torment where no one can hear me. Protect me. Kaip tik buvo 35, bet ir kaip bebūtų keista. Įsikrauna baisiai greitai mano baterija. Aš po tiek pratimų atrodo. Nebegaliu judėti. Šito užsimetimo sunku. Kartais būna, kad neišsinarinti dešinį. Saunuolis. Belio, kaip hitina šitas. Blemba jo dar vienas pratimas ir užteks šių pilnai, nes aš jau jaučiu biškį tokį neblogą nuovargį. Čia krūtiniai užteks dar vieną. Nebegaliu, ta prasme, jau per daug volumo ir sergantis tikrai. Nejuokaukit jūs su tokiais svoriais, tikrai. Nejuokaukit. Nurekinam svorį, be svorio gal dar ir padaryčiau. Tai dabar paskutinį pratimuką reikia... Paskutinį čestui, tai... Tai tu papasako, kaip jis atrodo. Tiesiog. Jisai kaip atrodo? Nes ryčio buvo idėja jį daryti, tai jis labai norėjo. Tiesiog atsisėdus, spaudimuką padarysim, aš tai taip. Jo, toks labiau diklainas. Manau, gal ant aparato nueikime ir pasižiūrėsime. Prie aparato bus matyti. Klausykit, jaunimas, man iškilo klausimas. Kas čia parašyta? Tik silpnuoliai mėto svorius. Nu klausyk, jeigu aš pasiėmęs 50 kg, tai yra silpnuolis. Nu klausykit, nu ką meluot?
per lengva ir trūksta. Norisi kažkaip biški daugiau nuleis svorį. Jo, ne, šitas ir yra labiau ant squeezo. Nes jeigu tu leidi daugiau svorį, tau ne grūdakas, o pečiai įtempėsi. Šiaip yra labai humbling sportuoti su žmogum, kuris yra už tave stipresnis dėl to, nes tada pats daugiau pušinė. Nu tai man su tavim. Tai seniai, tai tu daugiau svorio gerokai už mane stumė, tai man yra biškai toks pušas daugiau užsidėti. Tai čia irgi yra vienas prikolas. Visi jūsų, jeigu jūs esat užstrigę ir 3 savaitę darot po kokį 60 kg ant bench preso ir tiesiog darote, pavyzdžiui, 1 savaitę 5 repai, kitą savaitę 4 repai, piskit didesnį svorį. Pavyzdžiui, aš ant back row visą laiką darydavau kročio po 2 plytas. Vieną dieną nuėjau su ryčiu, čiūvas 4 plytas užsimetęs, tai galvoju, negi aš dabar kurvą mažinsiu iki 2 plytų, dariau 3 plytas ir padariau. Tai tipo, jūsų psichologija yra labai limituojanti, jūs tiesiog turi didinti svorį ir tiesiog kaip bus, tai bus. Vis jau geriau pabandyti, kad neišeis ir kitą kartą padaryti, negu niekada nepabandyti. Čia tai nesveikai atrodo, aš nesu matęs nei vieno žmogaus džime, kuris tiek būtų užsidėjęs. Davai, padėk. Pavargau. Čia kažkoks žmogus ateis ir pagalvos, kodėl čia tik dvackų sudėtas. Kas čia buvo? Nuimk vieną ir palikti po Į 2 palikti, ne? Gerai. Jo. Davai. Zaibis. Aigi reikia nemėtyti svorį, nes aš silpnas tada būnu. Jo. Pamirštu, kad nerfinu save. My bad. Bam. Kaip gaila, kad jos ne metalinė. Aš noriu girdėti. Jos nori į Diamond arba į Gold Gymą nuvaryti, karočią. Aš noriu, kad jos rėktų man. Žinok, aš tau nepadėsiu. Ir jam juokinga, nahu, jam juokinga, kad aš nepadėsiu. Aišku, ne, bet aš jau ir nebūčiau užstumęs, bet aš žiauriai lak pro jų, sako, aš tau nepadėsiu. Diving deeper into my own consciousness. I never wanted moments. Vos nebuvo padaryta labai didelių klaidų. Jo, Mano man po benčo prisiminimai ant to sparno, kad aš va taip sėdžiu atrodo. So hard to let go of. I speak and I choke up. I can't turn the TV off. Super. Gerai. Lemba, yra visi kabeliai išskyrus tos, ko reikia. Kur jisai? Negi ten. Zaib.
Kitą setą tikriausiai per vieną mažiau, bet buvo huiena iš tiesų. Tik silpnuoliai mėto svorius. Lemba žiauru. Visada aš esu labiau įpratęs daryti su nugara tricepsą, nes dabar po krūtinės atrodo vis tiek kažkiek tricepsas mano yra pavargęs labiau ir aišku, gal reikėjo tos trepsus sudėti gražiai vėl, nes dabar kažkaip jaučiasi biškelį. Blemba galėjau pasilikti sunkesnį svorį, nemanai. Biškai kardio buvo. Neskaičiau iš tikrųjų, kiek yra. Aš vapšė niekada neskaičiuoju, kiek aš darau. Bet jautėsi biškai gal blogai. Bet šiaip gal tricepsui nėra blogai biškai daugiau repų padaryti, tai po kai pasiliksiu ir trečiam tiek. Šaunuolis. Ačiū. Žiūrėti, 1 valandą aš jau šizint pradedu iš tikrųjų. Nepamirškim to fakto, kad prieš 9 buvo priorkiautas suvalgytas. Jo. Tik silpnuoliai mėto svorius. Kiek čia buvo? Pala, tu su mano svoriu darai? Kas? Su mano svoriu darai? Ne, aš biškai pasimažinau. Galiausiai ir su. Atsiprašau, tik silpnieji. Jo, čia jau biškai buvo. Biškelį Prašau, persi. neišmeskit mūsų, mes draugiškai. Tikrai nuoširdžiai sakau, tai nebepasikartos. Tai nepasikartos. Metas sakė, kad čia bla. Dar daryk. Aš praradau svorį. Čia light Jis sakė, kad čia ant overheado jam čia per lengva. Jisai apšilinės dabar. Kaip tai buvo? Crazy. Gal ir man pabandys šitą? Žiaurus builderis yra šitas pratimas. Tai gerai, darom 3. Šis pratimas, vienintelis pratimas, kuris tiek buildina, aš sakyčiau, tricepsą. Aš šiaip jo. Man bent jau didžiausias progresas Ne, buvo, jo, aš jo. negaliu daryti. Jeigu džimpliuose aš negaliu jo daryti, nes ten per mažai svorio. Šiaip Lietuvoje daug kas skundžiasi, kokiu dalyku, tai kad... Daug kas net nedaro su tokiu svoriu. Niekas nededa pleitų. Ble, jo, bet... Aš nesu matęs, Lietuvoje nesu matęs žmogaus, kuris turi džimpiną. Jo. Tai... Ne, šitas turi Smagurauskas. Jisai su džimpinu. Nu tai Smagurauską mes gal nelygiai. Nu jo, jo. Iki Smagurauskų kaip iki mėnulio, man atrodo. Bet jis tikrai vyras, wow. Lietuvoje, kaip pagalvoju, realiai nėra bodybuildimo džimų. Nes max, kiek gantelė eina, tai yra 100 kilų. Jo. Tipo, rimtesniam bodybuilderiui 100 kilų gantelis yra nieko.
nežinau. Aš laukiu, kai katinsiu ir čia bus traition. Jo, kad čia dar- bus insane, kad... Bet čia dar koks geras, kiek 5 mėnesių tikrai. Faktas, kad genetikos įtakoja daug, bet daugelis žmonių net nebando. Tai dabar pavardinam kategorijas, kaip žmonės sportuoja. Kardio, bloga forma, su draugeliais, ateina 8 žmonės daryti tą patį pratimą, visi. Aš ir realiai Gympliuse buvau prieš 2 savaitės ir atsimenu treniruotę. Neatsimenu tiksliai ką dariau, bet prie lat pulldowno stovi 5 hebrantai tie po mokyklos, nežinau, 16-iniai gal, 15-iniai, nu tam tarpe. Vienas sėdė, užsidėjęs, nežinau, ten dahoja svorio, jeigu liftina, tipo, o taip kažkaip ten kažką žodžiu malą, o kitus, žiūrėjau, seniai, ką dūkas, parašymą kažką, ir žvengia visi, tipo, ir va tai va žmonės sportuoja. Tipo, aišku, visi mes perinam per tokias fazes. Tik silpnuoliai mėto svorius. Atsiprašau, negalėjau švelniau niekaip nuleisti. Vis dar buvo. Palauk, kokia ten taisyklė? Tik silpnuoliai mėto svorius. Pasiaiškink, ar tu silpnasis? Kodėl Jo. mėto svorius? Nes jeigu aš būčiau stiprus, aš čia daryčiau full stacką plus 20. Seniau, kur tavo maikas? Nu jo, baigiam treniruoti, šiaip žiauriai, tai žinau, šitą vidosą bus žiauriai tikriausiai įdėta daug pastangų, nes ir kokybė gerokai geresnė, ir editin daug daugiau bus, tai aš labai tikiuosi, kad toks formatas patiks. Tokių vidosų realiai gali tikėtis kokį kartą, manau, kad labai realistiškai yra kartas į mėnesį. Tokių, kol kas, kol dar tik tais bandom įsivažiuoti, prasme, kažką geresnio kurt, kažką, Eksperimentuojam. Jo, dar biškai bus ir šitam vidose eksperimentavimo, tai jeigu kažkas labai rėžia akį, jeigu kažkas labai nepatinka, tai komentuokit, bet tie dėdės ir tetos, kurie tiesiog nori ant mūsų pastumti, aš jūsų komentarų neskaitysiu. Ne, mes priimam kritiką. Mes priimam kritiką, mes nepriimam kritika, kur žmogus gali komentuoti, kad va, gal tas ir tas yra blogai, bet ne tas, kad jūs duhai piskit nahui. Seniai, tai mes pas tavo mamą galima, palikit nuomonę. Tai toks eksperimentuojamas čia aišku yra faktas tas, kad kuo daugiau tokių, vat, mano irgi šitam channelį pirmas vidosas žiauriai skauft ir vis po to tiesiog adaptini kaip kas viskas. Sekantis beje tikriausiai bus jau nugarą ir byckės, nes vis tiek to pačio visą laiką nedarysi. Svarbiausia bandyti. Svarbiausia užsirašyti salę, svarbiausia susižiūrėti maistą, eiti į salę, liftinti tos svorius, valgyti gerą maistą
Ir jūs kur, ir jūs būsit jacked. Ta prasme, čia nėra jokio in between dalyko. Čia jūs galite nurašyti viską ant genetikos, jūs galite nurašyti viską ant visko, bet jeigu jūs susitvarkysit 3 dalykus, kurie yra miegas, stiprus liftinimas ir dieta, nuostabiai atrodysit. Tai va. Tai su tokiu tada gal ir uždarau. Taip, Ir iki kito. Čia gal šitaip reikia? Šitaip? Šito vidose nebus, nes bus išmest iš svargiais.